Santykių pradžioje ar vyras privalo merginai viską pirkti? Už keliones poilsines mokėti? Ar turi būti viskas 50 ant 50? Kokia jūsų nuomonė? Tas 50 ant 50 labai negerai skamba ir iš tikrųjų yra neteisinga. Labai patiko vienas iš atsakymų buvo komentaras, turėtų būti 100 ant 100. Vat, tada gerai. Bet vėlgi čia turbūt reikėtų žiūrėti, kokios vertybės pas ją, kokios vertybės pas jį. Jeigu jūs norite stiprią, teisingą šeimą sukurti, teisingą, kur augtų vaikai, matydami gerą pavyzdį, tai, tokie 50 ant 50 jau nuo pat pradžių yra netiesa. Iš tikrųjų, vyro darbas, jo prigimtis yra aprūpinti savo šeimą, moters darbas, prigimtis yra palaikyti šeimos židinį šilumoj. Ir jeigu jūs dabar kalbate apie draugystės laikotarpį, tai tas 50 ant 50 visiškai ne į temą. Gyvenimo santuokoj laikotarpį, tai vėlgi, kaip jau jūs susikursit, bet mes turim užsiimti savo pareigom. Kiekvienas 100% atsiduoti savo pareigom. Vyro pareiga aprūpinti šeimą, nelepinti ten užgaidas bet kokias, aprūpinti. Kas yra aprūpinimas? Tai yra aprūpinimas, tai yra pasirūpinti, kad šeima visko turėtų, ko reikia. Apie tuos visus tenai 18, 16, 15 iPhone'us aš nekalbu, aš kalbu apie aprūpinimą. Ne? Tos noriukai, tai vėlgi, tu turi noriukų, labai gerai, kad tu turi noriukų. Išsakyk tuos noriukus vyrui ir vyras atitinkamai, kai sakant, turės priemonę parodyti savo meilę tau, pildydamas tuos noriukus. Bet tai jisai neprivalo. Nėra taip, kad jisai man privalo ten nupirkti mašiną, jis man privalo ten tą privalo, o aš niekam nieko neprivalau. Ne, hebra. Mes visi vieni kitiems privalom. Mes, vyrai, privalom išlaikyti šeimą. Jūs, moterys, privalot gerbti ir būti dėkingos. Šiaip, jeigu pasižiūrėjus iš esmės, tai yra labai faina schema. Ir mes nelipam per savo prigimtį tą schemą įgyvendindami. Bet čia su kiekvienu reikėtų jau asmeniškai šnekėtis ir aiškintis, kaip jūs auginti, kaip jūs suprantat, kokį pavyzdį matėt. Gal jūs net neįsivaizduojat kitokios schemos. O taip dažniausiai ir būna. Jūs gal net neįsivaizduojat, kaip tai gali atrodyti gyvai. Kalbėkimės. Rasim tą jau sąlyčio taškus ir teisingą atsakymą.